Labą dieną, bičiuliai, ir ne tik, šiandien yra balandžio 3 ir atvykau į bityną skaitos apžiūrėti, sakykime, šeimeles, kaip jos įsilaikiusios, ar kiek skaitos turi perų, ar visos šeimos turi motinėlės. Ir galbūt aš taip turiu įtarimą, kad biškutį atsivežiau ir dėl viso pikto koriukų tokių jau pradėtų siūti. Galbūt kažkuriuom reiks ir papildyti. Tai susitiksime neužilgo prie avilio, kai aš šitą daiktą užsikursiu. Smagu, paukštukai čiulba, tikras. Tik įėkime įsidegti. Aš šiaip įprastai naudoju drebulę, dūminiai, nes vis tik reiks lysti šiandien po lizdus. Bet tokias aktyviai skraido. Aišku, yra ir praradimų. Kelios silpnos šeimelės ne peržiemojo, kaip ir gaila. Bet visumoj, kaip sakoma, nebūna tų žiemų be praradimų. Visumoje tai viskas gan neblogai. Tai, ką žinau, dabar turbūt pasirinktinai pažiūrėsime, galbūt pažiūrėsime, pafilmuosiu karniką vieną kokį aviliuką, Šiluvos vietinių, paskiau gal rastinės kaip italės, ir šiaip matysiu, kaip man čia išeis. Vat ir iš karto pažiūrim, kaip Šiluvos vietinė. Aš biškutį jas dar papildomai pamaitinau, bet šiaip, aišku, jūs norėsit, aišku, geriau gal net ir pamatyti. Pasistengsiu taip, kaip yra. Biškutį sekciją nusiimsiu. Taip, kokia situacija. Aišku, jos ramios. Beje, įdėjau slovykėlį medaus, viskas sušveitė, bet mane šiaip dar yra, čia buvau išvykęs, įdėjau ir kandį tešlos, bet man įdomu, ar jos auginasi, žinot, aš nežinau, iš tą pusę tai nelabai, bet šiaip jau linkęs, kur tas kaltas. Man įdomu, kokia situacija su perais. Aišku, pavasarį reikia labai atsargiai, kad nei vartyti, nei pamesti. Šiaip nuostabu. Gal jūs ir matot, šiaip iš tiesų pilnas korys žiedadulkių. Mane daugiau domina, ar jos turi perų. Yra, bet yra ne tai baisiai daug, nenoriu net ir judyti. Net ir tranų yra, tai jau ką jos čia sumanė. Galbūt spėsis. Tai man atrodo, aš bandysiu tada atsargiai vis tik biškutį. Čia nes šitas yra, visko turi. Aviliukas, taip. Nors jis senas koriukas, bet taip. Dar čia biškutį pažiūriu. Skaitos tas pavasarinis.
Yra perų, yra visko, aš nežinau, kaip fokusuoja. Aišku, per daug lemba žiedatulkių tai prisišveitusios. Šiaip dar bitučių. Nu, sakykim, kaip ir su šita šeimelė. Viskas puiku. Aš gal net ir jom tokį kaip ir... Nu, ir čia perų, ir atsargų. Aišku, reikia, kaip sakoma, šiuo metu gan atsargiai dirbti. Pažiūrim. Biškutį dūmelio nedaug. Nu ir čia po biškutį. Vieną duonelę. Aišku. Čia Šiluvos ramios, bet galbūt jos kažką sugalvojo, bet aš manau, kad vieną tikrai praplėtimui, nu, dar reikia pažiūrėti čia. Aišku, ties ta vieta ir baigėsi visas. Taip, tai mes naudokim, haletą kandi tešla nieko gero. Matėt, patys pastebėjot, medų gan. Nu va šitas dar koriukas, bet jis jau ruošiamas. O čia dar tokį turiu senas trantas. Blemba, jisai dar duonelės turi, bet... Ir ką daryti, tiesiog palieku šį gal šonę ir biškutį. Taip. Biškutį duosime. Nes šiaip dar kelios savaitės ir jos toj pat prisineš. Nu, toksai, va tokį dar rėmuką. Pabandau įdėti, aišku, būtų geriau su medum. Žodžiu, dar vienas yra paliktas apšiltinimui ir viskas, ir daugiau nešaldome dar. Taip, su šita šiluvietiška viskas kaip ir gerai. Kaip bebūtų, nu, slovikiukas sušveitė. Tegul, reiškias, šiaip pat kas atkreipiau dėmesį, kandi tešlos taip ir neužkabino. Nepakenksta pagalbikė, vis tik. Iš pat pradžių bitukės ir iš pat pradžių, kol pavasaris, bitukės taip stipriai ir nesėja, kaip kartais kas rodo pilnus korius perų, tiesiog atsargiai, iš pat pradžių po nedaug ir palaipsniui su kiekviena diena vis didėja skaitos perų kiekis avilyje. Motinėlė jau tada deda ne po kokį 500 000 kiaušinėlių, o paskiau jau pradeda palaipsniui įgauti pakreitį ir gali dėti apie 2000, Italijas apie 3. Taip, dar vieną tuo pačiu turbūt, ar aš naudosiu ar ne, nežinau, bet sakykim, kaip pavyzdys dar vieną pažiūrėsime šiluvietišką. Čia jau pernai, kas žiūrėjo mano video, buvo, čia yra jauna šiluvietiška motinėlė. Nežinau, kaip jo šitame situacija viliukė. Ir nežinau dar kokios bitės, ar iš tiesų jos tokios. Nu, blemba, bet iš kur kandys, tai vat niekaip nesuprantu. Šiluvietiškas. Blemba, bet... Oho!
Aš nesuprantu pilną medaus. Pilną medaus, bet... Aš nežinau, ką paaiškinti. Tai yra šviežias medus. Ir šiaip, jeigu sąžiningai čiut pakeliamas korys, aš dar jas žiopliukas maitinau. Nu, čia gal biškutį. Bet čia rezultatai labai, matau, geri, jauna motinėlė. Pilnas motinėlė čia vat. Nežinau, gal ir matytis galima. Žaliai pažymėta motinėlė, labai puiku. Pilnas korys perų. Labai gerai čia viskas vyksta. Taip. Bus čia stipri šeimelė. Čia panašu, kad ir čia pasieta, ir čia pasieta. Aišku, daug nejudesio. Šiaip iš tiesų tos Šiluvos ramios, tikrai ramios bitės. Nu, bet kad jos tiek medaus bus prisinešusios, tai aš tikrai nesitikėjau. Taip, gaila, čia kelia per tą kandį. Taip, žiūrim, ką aš turiu iš riemelių, šiaip priverstas, nes jos taip pat pritrūks darbo. Aš jom net nedvejodamas biškutį įdedu. Sakykim. Ot irgi jau pripilta į šviežų korį medaus. Ir čia pripilta. Aišku, dar yra per anksti, sakykim, siūti jom. Nu, dar o su tuo, gal blogai padariau šiaip. Čia tuo pačiu biškutį pamačiau, galiu ir prasivalyti. Ką aš čia padariau, tai negerai. Nu, bendrai čia nauja plokštelė galiom ir patiks. Taip, šitaip. Tuos kelios šaltos dienelės aš galėčiau dar atnešti korį su medum. Sakykim, dar dedu tokį rėmelį, tokį rėmelį. Nu, ir palieku šitą, bet šitą paliksiu už apšiltinimo. Reiks nepamiršti. Žodžiu, va taip, šiluvietiškos labai puikiai dirba, sakyčiau. Čia bus gan stipri šeimelė, tai matau, kad bus gan džiugu. Dabar apeiktas visas bitukės. Kiek. Gerai, jum, kad būtų dar taip detaliau, aišku, būtinai reikia dar įdėti pašiltinimą, nes praneša dar net ir šalnų, gal net ir sniego, čia kiek girdėjau, tai, žodžiu, užsidarau. Taip, su šiluvietiškom kaip ir viskas, paskiau vėl, kai įsijungsiu kaip prie karnikos, ar tiesiog, nu, šalia karnikos yra suva, karnika yra čia šalia. Švieži šeimelė. Gal tada daug nesimėdį, paskiau matė liks dar jum trumputėlį parodysiu tada italės, kaip vystosi pavasarį, o čia pažiūrim karniką. Tai gan jauna šeimelė, tai
Man ir pačiam įdomu, kaip ypatingai tos naujokės įsilaiko. Kaip sakoma karnika, atsisako karnika, tai karnika. Aš karnikom turbūt įdėjau irgi. Tai pala. Taip čia. Matot? Įdėjau visą slovikėlį karnikai medaus ir neliko. O taip. Žodžiu, vienareikšmiškai įsitikinu, medų bituokės geriau mėgsta negu kažkokią kandi tešlą. Aha, tai dabar žodžiu, pažiūrėkim, kaip karnika. Joj, gerai, kad atėjau. Nes nežinau, man atrodo. Pažiūrim biškutį. Nu ne, dar. Bet jau ruošiasi. Bet dėl visą piktą taip atsargiai praeisiu. Nu irgi ir medaus, sakykime, atsargų visko pasiruošusios. Dabar svarbiausia, kur čia tas jų lizdas. Aišku. Kaip vienas dalykas, tai kaip ir nepatinka man, kiek dabar aš žiūriu, labai nepatinka. Ajajaj, aš labai pasigendu. Nematau, žinote. Ahai, biškutį, jau buvau nusigandęs, perų yra, bet dar negausiai. Perų daug nevartau. Kaip sakoma, negalima mėtyti porio pirmyn atgal, nes kad nepamesti motinėlės. Nu, tikiuosi šitam daugiau, kažkada daugiau, bet taip labai taip sakyčiau, net silpniau negu užšiluvietiška. Bet vat labai ramios bitukės. Visko gali būti, bet tai kodėl jos nesupratau. Šiaip negausu, nu bet nėra ir beviltiškai. Su ja bus vis tiek su ta šeimelė viskas gerai, kaip matau. Taip, tai dabar čia stipri bičių daug. Taip, turiu įdėti faktiškai. Tegul. Turi. Taip. Ne, tokia šeimelė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tokia šeimelė ir netruks sustiprėti.
Nes aišku, nebent kokie, bet turėtų čia tilpti vienas. Nesinori, nu, sakykim, papildžiau, paskui galbūt dar reiks kokią dienelę užsukti. Dar užsuksiu kokią paskiau, už savaitėlės ir panašu jau teks pilnai viską skaitos paruošti jų gyvojimui. Dilema plėsti, neplėsti, bet aš jau dabar galiu pasakyti, kad iš tiesų reikia būtinai užsukti į avilius. Aišku, galima dar patempti, nes vis tiek, kol nauja karta bičių įsirita, tai reikia 21 dienos ar plus dar, kad jin pradėtų skraidyti ir nešti medų, tai dar čiut ne savaitės geros, tai čiut ne visas mėnuo reikalingas, kad jauna karta pakeistų senąją kartą, bet iš tiesų jos jau ir prisinešusios medaus, mane tai stebina. Ir tie kačiukai dar ne visi žydėjo. Iš kur? Tai žodžiu, kas liečia šiluvietiškas ir karniką kaip pavyzdukas, tai čia palyginti buvo silpnoka šeimelė, kitos yra gan stipresnės. Tai dar, sakykim, dėl bendro konteksto video, tai aš parodysiu gal trumpai kokią italę ir rastinikės, kaip laukinę, sakykim, pradeda pavasarį ir tada susitiksime po to. Gerai, dabar įsijungiu, turiu biškutį darbelio. Žodžiu, Italijas. Gal čia man įsijungė kamerą, tai dabar atidengęs esu, apžiūriu kokią situaciją, bet sakyčiau, kaip didelę buvo šeimelę. Aha, jau iš karto matau. Išimsiu. Bet šiaip, nu, nei medaus turi. Žiedadulkių biškutėlį parsinešusios, tai nėra blogai. Gerai. Nu ir sako, kad Italijas pavasarį lemeda šitas senas rėmelis. Bet žodžiu, nežinau, vat, perų yra, tai kaip senam. Ir vat kartais sunku paaiškinti, kartais į seną rėmelį labiau deda bitukės motinėlė kiaušinėlius negu į gražų. Kartais o čia nedaug žiedadulkių ir aišku, svarbiausia man čia kažkur nepražiopličiau paskiau motinėlė. Nu, tikėkimės. Nu, šiaip sau. Aš čia tik paslankiosiu, turbūt, kad va motinėlė, kur atskirai repliuoja. Turbūt matytis. Geriau jos apsižiūri naują teritoriją, tai gal ir gerai. Žinosiu, kad tikrai aš juos neprispaudžiau. Tiesiog biškutį paruoškim, kad turėtų. Kaip nebūtina, va tas gražus rėmelis, pustuštis, blemba. Vat Italijas ir Italijas. Šiaip iš tiesų dar ir kitą pamačiau problemą.
Nepastebėjau. Aš buvau jau lizdus išvalęs. Tu savo. Vienu kantu tai Italija, sakyčiau. Blemba ir neturiu dabar kaip tyčia pasiėmęs. Nesitikėjau. Ir atidaryti atsuktuvo neturiu. Čia nieko gero. Neįsivalo skaitos Italijas. Avilė. Paskarnikas. Tai iš vis ideali tvarka. Net valyti nereikia. Dabar gaunu perstumdyti. Taigi, faktiškai lemba mažai, pabandysiu vis tiek reikia. Taip. Gerai, ta su medum, senu, tegul. Kapoja. Čia maivosi. Dabar noriu, nenoriu, turiu perkelti. Bet tokias irgi Italijas reikia pripažinti. Nedūmų dar nesu pūtęs. Lemba tik jau. Aš buvau valęs šitą avilį ir vėl pritingi. Nieko neįsidėjau šį kartą. Motinėlė kažkur. Toli. Nu, bitės Italijas vis tiek skiriasi kardinaliai. Tos daug šviesesnės. Šiluvos vietinės arba karnika. Vis tiek yra daug tamsesnės. Gerai, daug reikia čia šiaip jau aviejukas, nieko gero. Gerai, kažkutį apvaliau. Bet taip. Pažiūrėsime, šiaip tos Italijas man pernai išbandyta. Dorai nieko nepasakysiu. Bet bitelės bent dabar atrodo, kad nublemba, bet motinėlė tai eik tu sau. Da galėjau ir sutraiškyti. Gerai, keliau. O, gerai. Slampinėja ten. Motinėlė didelė, gerai, tegul šildo. Ai, paliksiu. Bet šiaip ir tinginukės nepasakyčiau, kad labai rėmeliai tai nelabai išpasakiški. Bet negaliu dėti nei nieko doroj neturiu. Ai, gal šitai. O šitaip.
šitaip. Nu, dar vieną apšiltinimą įdėkim. Tai žodžiu, su Italija tokia situacija. Nu, šitą šeimėlę jau ir kad stipresnė, bet vis tiek nepasakyčiau, kad labai inčia taip jau nelabai lyginant su karnikom, tai nėra ką lygit. Karnikos, visas karnikas apėjau faktiškai. Tai gan visos stipriai startavusios karnika. Bitelės faktiškai, kai kurios net plokštelių teko dėti šviežių, nes labai stipriai įsijautusios ruošiasi pavasarį. Nu, Italės vėliau startos, taip aš suprantu. Bus matyti kaip. Šiluvos vietinės visos, reikia pripažinti, irgi labai gerai. Ką aš apėjau, nu ir vat, tuoj pat keliausime dabar dar prie šitų laukinukių. Taip pat uždarau ir daug nelaukęs einu ir bus viskas. Biškutį trūkdžių. Taigi, tai yra skaito šitos laukinukės. Man tokia aš esu pastebėjimą, bet vat irgi turi visko, bet kažkuo tinginiauja. Žiūrim, ką turi Peru. Peru neturi, bet medaus jau turi šviežio prisinešusios, kiek spėju įžiūrėti. Nu, pažiūrėsime. Bet visai ramios irgi. Nu, bet tai šiaip šitas kuorys šit pakeliamas. Tai aš turbūt tikėkimės tenai, tai čia iš karto šiom įduosiu darbą. Vieną. Taip. Greičiausiai bus šitam šone. Nu, ne jau. Aha, bando. Nu, pabandė ir silakstė. Jo tos rastinukės aš atkreipiau dėmesį. Aha, ir tranus auginasi, ir viską auginasi. Ir bitelių auginasi, motinėlę su pasižymėjęs. Nu ir gerai, kad auginasi. Bet šiaip dabar čia man praktiškai. Vat, jeigu gerai matytis, šiaip kokią turi savybę laukinukės. Nors pernai labiau gal buvo įsigandusios, o čia šiaip senas kuorys kaip maji. Norėčiau šį pakeisti, bet jis aišku. Aišku, čia motinėlė, vat, kiek yra Peru, turbūt matytis nenoriu per daug nieko. Viskas čia gan stipri šeima ir šiaip aš matau, kad nenuobodžiautų. Faktiškai irgi laukinukės tegul dirba. Dedu dar jom vieną plokštelę.
žodžiu, tokia situacija. Aišku, čia jų centriniai perai, bet manau tuoj pat juos susiorganizuos viską, kaip priklauso. Maisto turi, visko turi. Vis tiek yra prisitaikiusios natūraliai išgyvuoti ir palyginti. Nesusidūriau, sakykim, kad tokios būtų aršios. Sakykim, o čia tokie kilimukai jau. Ir užteks. Oi, čia pilnai. Tos šeima didelė. Žodžiu, uždarau. Ir verdiktas. Nu, žodžiu, tokia situacija. Apėjau visas biteles, visas šeimeles. Tai pirmas, kas pastebėjimas, vis tik stipriausios šiuo metu ir jau reikia praplėsti, sakykim, ir sudėti visus 10 lizdinių skaitos rėmelių. Kas liečia dabar šiluvietiškas, sakykim, aš net nežinau, kas tai yra, bet jos irgi gan stiprios, nes aš šiuo metu turiu šitos linijos, sakykim, 3 šeimeles. Tai vienoje ta pati situacija kaip ir šičia karnika, tiesiog pilnas lizdas ir faktiškai, kaip sakau, už savaitės jau būtų galima, jeigu tokie orai, dėti net ir visą meduvinį korpusą. Italės palyginti vėliau turbūt įsibėgės. Aborigenas šiemet pasikeitė, nes dabar aborigenas yra toksai violetinis, žalias šitoje vietoje, toksai vidutinis. Visumoje faktiškai priklausys nuo orų, kokie orai, tokie bus ir reikalai. O dabar viskas žydi, viskas sukasi, nežinau, kiek čia aš įdėjau ir papilmuoti, kažkas jau zuja, bijau. Po kol kas, kaip bebūtų, negavau dar šiandien. Tai būtų tiek, ačiū, kad žiūrite mano kanalą ir visą gero, kaip sakoma, sėkmingo bitininkavimo sezono. Būtų tai tiek.